Tai labą dieną, grįžtam prie Porsche, sukam antrą epizodą apie mašinos liftinimą toliau. Tai priminsiu, kas padaryta, tai sudėtas galas, prieky traversas nuleistas ir toliau liko amortizatorių prailginimai apačios ir čia viršui susidėta Kronšteino, kad žemiau stovėtų viskas, žodžiu. Visą amortiką reikia paleisti žemyn, dar plius iš viršaus ir yra pačio, aišku, šakė gausis žemiau. Tai va, tai dabar šitie darbai ir ką bandysim padaryti, tai bandysim visko neištraukę. Kaip ir minėjau, dar ten reiks detalę vieną nusipjauti, tai dar vis tiek nufilmuosim, kad būtų aiškiau, kad netrukdytų. Ir viskas, žodžiu, bandysim visą tą dalyką padaryti neištraukę amortizatoriaus, tiesiog atleisim, paleisim iš čia, susidėsim pirmiau čia, tada paleisim apačią, sudėsim apačioj. Aš taip tikiuosi, šiaip daug kas traukia lauk pilnai, aš pabandysiu kitaip biškį padaryti, aš nežinau kaip gausis, bet kaip sakant, nepabandęs nesužinosi. Tai va, tai gerai, važiuojam. Čia kaip operacinė. Pavyko, kaip norėjęs, susigaudė visi varžtai. Tai dabar man nepatinka, kad negaliu ištraukti galvutės. Biškai tik tais grubiau ir viskas. Biškai dujas. Va. Dabar beliks tik tais apačią. Prailginimą amortizatoriaus iš apačios ir viskas. Ir bus ta pusė pabaigta. Čia labai persistengti nereikia su varžymais. Vis tik tai sukam į aliuminį. Aišku, būtų čia gerai man kažkaip tai. Skaičiuojame niutonus. Jaučiu gavas gerai. Tokią nuojautą turiu. Ir čia bus paskui reikės sudėti atgal pigų kurą. Ir su ta pusė kaip įbaigta viskas. Tada važiuojame na pusę. Nebaigta. Prailginimai šakės. Bet galim gal dabar nepuldėti, sudėdama na pusę. Tada šakės prailginimų sumėsim, manau. Ne šakės, vadinu šakę, tai amortizatoriaus apačia tokia kaip šakutė. Tai va, gerai, reikia darbuotis toliau. Nusprendžiau biškį paspalvinti, kad būtų įdomiau, kad nebūtų juoda, pilka, neįdomu. Kaip galvojat, spalva tokiai mašinai, tokia spalva mašinai kaip gautus. Gerai? Arba gal kokia raudona, pavyzdžiui. Dar reikia pamastyti čia. Dar vienas iš tų rimtesnių esminių dalykų, tai va, traukės. Aukščio reguliatoriai, žodžiu, pagalvių. Turi būti pakeistos reguliuojamos, trumpesnės,
Nu, tai aš darau, kad būtų jos visos, aš jas vadodas visas darau ir jos tiesiog reguliuojas, tai 2-3 coliai kas kiek deda, susireguliuoja palei save. Iš principas turi visai būti trumpesnės už originalą. Tai daugmaž per vieną tą dalį, per vieną tą galvikę. Turbūt trumpiau. Nu, daugmaž, jie apytiksliai, labai drastiškai, aišku, nereikia ten koreguoti. Bet esmė ta, kad turi būti trumpesnė, kadangi pasileidžia šakę žemyn ir čia kampas pasikeičia. Tai va. O dabar tą ir padarysim, sudėsim šitas traukės. Vietoj šito daikto. Jau ten kiek ilgesnė. Čia yra, pasikartosiu, šita padėtis yra, čia yra užrakinta, yra pati maksimaliausia, kas įmanoma. Tai dėl tų kampų čia per daug nereiktų baimintis, nes taip mašina nevažiuos niekada. Prašiausiai kompas neleis. Čia yra remontinė padėtis. Tai jo, visą laiką tai yra all-terrain padėtis, tai vis tiek yra, nu ne šitokie kampai, jinai yra žemesnė, negu dabar yra. Tai va. Dabar galim pamatyti, kaip buvo, aišku, galėjau pamatuoti, tiesą pasakius, stabdžių diską nuo žemės. To nepadariau, bet iš video turėtų akivaizdžiai matytis, kad, nu, buvo turbūt kažkur šitoj vietoj viršus. Čia gal kažkur, nežinau, nu, sakau, pamatuosim, kada susidės ratai, aišku, su ratais vėl iš pačių ratų dar kiek pasikels nemažai, tai bus sunku labai irgi vėl pasakyti, kiek ten gavos, bet iš esmės matos iš video visų, kad viskas yra daug žemiau. Tai pasižiūrėsim, kas gausis, labai įdomu. Man didžiausia baimė dėl šitų visų nesąmonių, nes, nu, dėsim ratą, žiūrėsim, kaip praeis. Gal praeis. Aišku, čia tie laikikliai labai tokie atsikišę, galim čia viską paspaust gilin, bet dažniausiai šito dalis vos lenkščio, nusijėm apdailą ir šito dalis nusipjauna, čia kokie geri 4 cm. Tai va čia pasižiūrėsim, klius ar ne, nes aš esu matęs, kad nekliūna prie 35 ratų. Čia įdomu labai. Taip lengvai nepadarysi čia. Gerai, darykim kitaip. Atsikratom nereikalingų detalių, bet jaučiu visiems dabar įdomiausiai garsas yra, ne? Nu įdomu, kokia didumo, ką? Kosmosas. Šakės. Nu va, pabėgo operatorius. Tiesioriuką filmuosi su telefonu. Stingiu labai žaisti su fotiku. Numečiau, kas nereikalinga. Pastavkės sudėtos. Toliau kas priekį, jo, čia irgi yra stavkės sudėtos. Nu ir toliau pabaiginėjau viską. Eisiu toj buferį užsimėsiu. Nusimsiu buferį apačią. Tai kas nereikalinga. Nu žinau, čia biškį nesąmonėm užsiminėjau, bet ką darysiu, nuspalvinu tos raidas. Kažkaip tai noris biškiuką išskirtiniau, kad kažkaip atrodytų. Neįsivaizduoju. Nu žodžiu, žiūrėsim, kas čia gausis. Man labiausiai tai vat, kaip čia priekį su to ratu bus. Nes taip primetus kol kas taip atrodo, kad gal ir nesieks. Matysim. Nes esu matęs, kad 35 coliai ir siekia. Nes esu matęs, kad ir nesiekia. Tai, nu, įdomu. Pažiūrėsim, kaip čia gausis.
Nu va, turim problemikę. Ir 17 netelpa. Per didelis suportas. Nežinau, kaip ten deda kiti tos 17 ratus, bet... Nu, tas niekaip. Čia nelabai matysis, bet ten tiek kitą trūksta. Kraščiukus, kabina, suporta, biškių kampus. Visa kita kaip ir praeitų daugiau. Tu blemba. Žodžiu, nesigavo, kaip norėjau. Teks kažką kitą galvoti. Kadangi tie ne. Matėva, teks 33 coliai čia gaunas. Palei viską. Uždėsim dabar šitos, paskui užžiūrėsim. Nu va, pacanai ratus pavogė, bet kultūringai palika ant trikojų. Šaunuvaliai mandagų šiais laikais. Gerai, einam dėti, žiūrėsim, kas gaunas. Nu, čia tipo 3-3. Žiūrėsim, kas čia gausis. Kas čia labai jau grėsmingai atrodo. Va, gavas daugmaž taip. Priekis tik sukritas. Žiūrėkim, ką čia turim. Nu va, ką turim. Viena traukia trumpesnė, kita ilgesnė, labai nedaug reikia. Tai čia vat ir būn, kada įsivaizduoji žmonės, kada kiek tu tipo įdedi intarpą, tiek mašiną ir pakyla, tas pats yra sutraukia. Tai reiškia, jeigu tu mašiną liftini, traukia, pažiūrėjau, stovi šalia visiškai traversą, tai jos kampas visai kitoks yra, reiškia, ją reikia ilginti arba trumpinti atitinkamai nuo padėties. Irgi mažiau negu kad, nu karačia, tai dabar tokia su to galu gavas. Ta mašina čia nelabai, tipo kilnojas, biški klauso, biški neklauso, nežinau. Ratai netilpo, nu žodžiu. Kad ratai tie netilpo, tai man labai liūdna. Bet yra kaip yra, turim, ką turim. Važinėsim su dvacokais. Nu va, išsipjovė šis tas. Turim nereikalingų detalių. Nu ir nereikalingą skylę. Svarbu, kad ratas praeitų. Nu bet čia pas jos visus šiaip priklauso, aišku, nuo rato pločio išnešimo, padangos dydžio. Bet vieni biškai papjauna arba pakala 3-3 ratais, kitiem praeina. Su tas pas 3-5 yra. Vieniem praeina, kitiem ne. Tai va nežinau, nuo kodėl priklauso, nu torsme. Nuo išnešimo ir taip toliau, bet... Nu, čia, žodžiu, turi dėti, matuoti, žiūrėti, žaisis visą dieną. Viskas. Gerai. Pabaigiam šitą reikalą. Reiks pravažiuoti, nes niekaip paukščiai nesusigaudo. Turnavoja. Pakilo, nukrito. Neigbiškė. Traukia sudėtos. Žiūrėsim dabar. Nu ir va. Čia padaryta. Tarpas sumažintas, čia viskas gavos gražiai tvarkingai, su apsaugom, ten prisisukė. Čia kol kas viskas gerai, žiūrėsim ar kur nors lies ar ne, gal čia biškida kažką reikės daryti. Mane stebina eiga iš tikrųjų, kaip stokinės dalis šitaip, tiek judesio, kosmosas. Nu, dauguma šitaip gavos. Čia ratai pasitiesins. Dabar tik nuo dankratą numesta, tai biški klišė. Nu, čia biški užsimečiu dėl vaizdo. Nu, taip. Nu, taip. O šitie dėja neužsidėjo, nes suportas per didelis yra.
lemba. Taip kažkaip galvojau, kad bus ok, bet tokia nuojauta buvo, kad reikia pasimatuoti prieš... Nu, nieko nepadarysi. Gerai, žodžiu, bandysim dabar. Kažkaip maždaug šitaip atrodo. Kol kas. Gerą vakarą. Turbūt atėjo laikas uždaryti antrą epizodą apie mašinos liftinimą. Gavos kaip gavos, to viską pamatuosim, patikrinsim. Buvo su šiekiais tokiais niuansais. Kol susigaudėm aukščius, susikalibruot, traukutės visas reikėjo, ten susireguliuoti visą kitą. Tai čia buvo truputį niuansų ir ta orinė pakaba, nu kadangi mašina sena, tai turbūt gal tas čia įtakojo, kad truputį čia kilnojosi, mąstė, čia kažką gimdė, nu bet pagaliau pasigavom, aukštį jau ištestuota yra, nuvažiuota virš 1000 kilometrų, jau su pakelta, aišku, su kitais biški cirkais, tai kas liečia Rastavkės. Bet, žodžiu, šiaip viskas tvarkoj, veikia, važiuoja, jokių problemų, jokių kažkokių vibracijų, jokių, kaip ten teko girdėti, kad kada pakeli mašiną, tada tipo jau turi, labai nestabili gaunas ir visa kita, tai jeigu važiuojat po, saky, 200, tai galbūt. Bet šiaip nieks nesijaučia, viskas tvarkoj, prieki tik tais yra ištrauktas stabilizatorius, bet darysi stabilizatoriaus traukės, kitos, ten viskas susirinks, žodžiu, viskas sudės atgal, nes labai paprasta prieiti, yra labai patogu, labai lengva viską padaryti, tai čia dar prieisim prie šito, dar parodysim, aišku. Tas stabilumui šiek tiek duoda, nes gale yra stabilizatorius, galas eina gražiai tiesiai, priekis truputį turi tokią judėjimą, sakykime, važiuojant per neligumus, norėtus biški stabiliau. Tai va, bet čia yra smulkmena, viską tą sutvarkysim. Spėjom, aišku, dar užsidėti lempas. Toliau visa kita bus vėliau, kaip ir kalbėjom, ten visi kiti modifikavimai. Ir dabar turbūt gal toks įdomesnis momentas, tai yra koks aukštis mašinos gavos. Tai turbūt operatorius biški arčiau. Pasižiūrim, ką turim, ne? Taip, žiūrim. Yra 97,5. Padėtis yra palikta lygiai taip pat, išaukštinta. Tai va, dabar eina prie galo, ne turbūt. Pasižiūrėkim, ką gale turim. Gale turim tas pats 97,5. Tai va, tai dabar nebepamenu, kiek gavos. Nesigavo viskas, ką norėjau padaryti, tai niuansas su ratais. Ratlankius pasiskolinau nuo Range Roverio savo. Čia yra 33 coliai, nes 35 coliai, čia viskas tilpo, viskas kaip ir gerai, pati padanga. Esmė ta, kad ratlankių nepasimatavau ir prieki suportas yra per didelis, 17-kinis ratlankis tiesiog neužsimauna. Tai, teks kitų ratų ieškoti turbūt. Tai čia biški pramoviau, o šiaip pačios padangos 35 telpa, buvo be ratlankio, čia matota, viskas čia gerai. Tai va, tai dar prie šito prieisim, prie šitų momentų. Toliau turbūt sekantis darbai. Matysim, kaip čia toliau mumaisis. Jo, tai bus dar sekantis video, kaip ir sakėm, su visais kitais sekančiais tobulinimais. Tai dugno apsaugos, ten visokios grotos, bagažinės stogo ir visa kita. Tai va, tai prie šitų dar prieisim. O dabar, užbaigiam tiesiog šitaip, kas gavos, tas gavos. Dar va, aišku, apačios čia matosi aiškiai nuimtos. Priekį lygiai tas pats gale, duslintuvas nupjautas. Beje, galėsim garsą paklausyti turbūt, ne? Tai va. Tai, žodžiu, tiek kol kas šiam momentui sekantis darbai ir sekantis video bus. Tai va, dar pasakysiu, prisiminiau apie nutikimą su Rastavkėm. Tai jo, tai grįžtant iš Vilniaus,
beveik pamečiau ratą. Nu, tai buvo, atsirado labai greitai vibracija, tada toks garsas, lyg kažkas trūktų, nutrūktų, nulūžtų ir tada mašina pradėjo maskuotis į šonus, greit sustojau kelkraštį. Tai gavos taip, kad buvo atsileidę pačios Rastavkės 4 varžtai ir matyt tas vienas laikė išsiviepęs, kiek galėjo. Nu ir jis trūko, nes mašina šiaip sunkiai, 2,5 tonos, ratai irgi, nėra maži, platus. Tai matyt taip ir gavos. Tai viskas gerai, laimingai baigęs. Susitvarkiau Rastavkę biškį, reikėjo čiut su tekinimo stakliam palyginti. Nes matyt, gal pasilenkė, nežinau. Sudėjau kitus varžtus rimtesnius, firminius nupirkau, tai va, tai viskas kaip ir dabar gerai. Tai va su tais pakeitimais jau, sutvarkymais irgi nuvažiuota 600 km, viskas tvarkoja. Tai va, tokie nutikimai, būkit saugus keliuose.